Sveiki, 2 savaitės po to, kaip dėjau kandį. 1 kilogramą. Šiandien pažiūrėsim, ar suvalgė, išvalyti reikia lakas ir ką. Ir sudėsiu nusileidimo jam trapus, nes pastebėjau pernai, biški buvo blogai. Vasario 28, 2 savaitės po to, kaip daviau kandį, atvažiavau pasižiūrėti, kokie reikalai. Ir kaip tik gerai užtaikiau, šiandien tikras daug pliuso bus ir bus tikriausiai apsiskraidimas. Tai matau, čia jos tvarkėsi truputį, bandė išsivalyti namus, jie užsikiša kartais, užneša savo mirusiais kūnais draugių ir nebegali išlysti. Tai aš galvoju, šiandien dar biškį prakrapštysiu ir sudėsiu jiem čia pakilimo atakus. Taip, galim tyliai čia. Aišku, jau amšėjus koks pamatytų, kad aš su geležiniu šito darau, to ausim duotų. Bet, ai. Va, matot, kaip čia atrodo ir per kur jos įskris. Nežinau, ar jau matosi, padarysiu, kad matyt. O viena išskryda, bet matot, apie ką aš kalbu, pro kur jom čia. Aišku, dabar jos gali supykt, matau biškį. Nu, nepykit, gi neblogo noriu. Būčiau šiandien vėl mane sugels. Nes nematysiu, kur nutūpo. Gerai, gal jau neberzinsiu. Bet matot, koks reikalai, ant kiek čia. Tai dabar bent jau galėsiu jas išskrysti. O čia biški per ilgas lentos mažai atkasta. Ir padarysim jom. Aišku, čia bent jau vat, kad ant čia jos užeit. Nereikia čia labai idealiai turbūt. Bet sakau, būdavo jos čia nutūp ir negali ten užlyp kartais. Nu va. Aišku, čia tirps biški, viskas nukris. Matot, kiek jie daug iš tikrųjų. Eikite. Bet čia nieks nebeskraido, čia jau man nieko gero. Gal aš jau be reikalo valau. Kažkaip per daug kiekio čia irgi. Gal jau tas kandis ten netitirpo jam. Matot, ant kiek čia. Tai kur jie išsineš? Jie bandė išsineš, bet negali išsineš, skraidyti. Čia prinešė. Eikit, kiek daug. Tvarkingos mergaitės. Mergaitės patinka joms tvarkingai, susitvarkyti bando, bet jau kai šalta negali. Tai biški padėsimės jiem. Reiktų visai dugnus nuimti, bet gal ne šiandien, nes oras dar gal nėra labai geras. Biški per garsiai šią drylinu. Ką darysi? Taip ir taip blogai. Eikit. Nesveikai kažkaip šiemet. Kiek ten kišų, tiek yra. Pažiūrėkit. Negirdžiu irgi gyvybės. Tam kitam tai, kur buvo gyvybės. Kol kas visuose, kiek žiūrėjau, gyvybės yra. Pažiūrėkit. Biški pastuksensiu negalime, bet labai noriu. Yra. Taip nedarykit, nes apsikakotės gali dar neapsiskraidusios. Bet mano smalsumas toks buvo. Viskas gerai. Sio, biški sujudinau, bitutės skraido. Bet tikiuosi jos grįžta. Va, dabar turi kur nutūpti. Lentos tiek šiltos, ne ant žemės. Ir jie ateis atgal. Šiandien va ta diena, kur bus apkakota turbūt šis sniegas. Matau, kai kurios ant sniego bando nutūpti. Tai nėra labai protingai. Nu, matyt, ne visiems protą duota. Ilgiai skryda atvaryk atgal, matau ant sniegą vieną nutūpį.
Nu, reikėjo vis tiek išvalyti, matėt, kad labai ten užsikyšė. Aišku, gal reiktų labai tyliai ten su kokia guminė užsidėti ant kažką. Nu gerai, mirs kiek čia va. 3 matau. Negerai, bet ką darysi. Bet o dabar nieks kaip jau nelenda, bet o įskrenda kažko pasižiūrėti. Bet kai gera, kai saulutė šviečia, viskas pavasaris, bet dėja, čiagi vėl tos Sacharos dulkės. Kai pernai atsimenu, čia tos Sacharos dulkės atvarė anksti, tai nieko gero nebuvo. Sušylo po to staigiai atšalo, tai čia tikiuosi ilgai Sacharos dulkės nebus, bet kad sniegą biškį nuvarė šitą, aš manau, į naudą visiems. Dabar sniegas dar baltas, pažiūrėsim vakare, kad bus. Ar apsiskraidys ar ne. Matau, suka ratus dar šalta, gal biškį aš per anksti palindau, bet turiu išvažiuoti dabar ir po kokių 4 valandų grįšiu. Nu va, nuskrydo ir kiek aš matau, baigsis į to sveikatą. Varyk atgal, čia. Numatyt, aš čia kalbu ir baidau, va, vėl viena įskrenda kažką va. Ir vėl jinai baigs savo kelionę. Gerai, nemaišom jom. Jūs tik pažiūrėkit. Apsiskraidimas. Laiku spėjau išvalyti jiem čia. Takus patys Matos dar įsinešė. Sniegas. Matas turi kakalų. Nežinau, ar per kamerą matosi, bet geltona kai kur. Kur čia jums parodyt kakalus labiau, kad matytųsi. O čia šitas va koksai aktyvus. Kakalų kiek. Prantam video sulaukiu komentarų, sako, ką aš dedu net pakavęs, tai atpakuoju aš. Tiesiog va, paprastai taip. Paimu, nežaidžiu labai, va taip atidarau, va. 2 tokius. Ir viskas. Ant pačios pasiema po to. Va taip pas man atpakuotas ir dedu. Nu įdomu, kaip jos čia labai aktyvės bus dabar turbūt. Būt gerai mane nesubadytų, kad stipriai. Žiūrim, kaip čia su maistu atsargos. Žiūrim, kad turim. Judesių, kad turim. Keista, prieš 2 savaitės čia dar žiema didžiausia buvo. Nu kaip, kandi jau va. Kaip jums čia parodyti. Jau čia suvalgyta va tiek. Tai dabar kažkaip man reikės pasukti tikriausiai. Bitutėm gali nepatikt mano šitas sukeliojimas. Oi, nenorėjau šaldyti su namu. Ir dėsim kitą. Va taip dėsim. Gerai, viskas. Atsiprašau. Gražiai. Toks bitinė garsas jau. Toks zvimbė, keista. Iš tikrųjų, jeigu nebūtų sniego, galvočiau, reiktų ir dabar ten. Tai nenoriu dar pažiūrėti, susiaurinti lizdus, gal kad šilčiau būtų. Kai jau prasidėtų perai, bet čia vieną dieną gal, bet jau gal ateis, tikiuosi, pavasaris. Bus matyti dabar ten ir vietos, ką ten. Mažiau spėsis, lėčiau vystysis, mažiau spėsis, nes kaip neprivažinėsi čia. Bet teoriškai gal reiktų žiūrėti, dabar lizdų šiandien šilta, 10, tai tikrai galima kažkuo užsimti. O čia visai nėra maisto jau. Bet ko čia taip šilta, negi jau perų jas pridėjo. Nu kaip, gal nėra labai šilta, bet apyšiltis jau. Oi, mergytės mano, nes nervuiki. O, gerai galit pizdavoti. Žiemą aš su kostiumu.
Nežinau, kodėl jis tokias piktos. Nu tikrai, kaip atsivežu šeimą, nebūna šias piktos. Nes nu nesuprantu pas kitus kaip pas žmonės. Gali eit, reit. Viena varami buvo, šita nebuvo niekad pikta. Priejau iš karto. Aišku, nebais, aš ten jų bijau, bet reikia nusipirkti bent jau ant galvos šitą tinklelį. Nes aišku, vargas šitą kostiumą dabar mautis. Ėjau toliausiai iki namelio, van. Atgal tokiu visas jau prakaituoju. Gerai, einam toliau. Parašykit komentarą, galite išpizdavot mane. Nepyksiu, nes aš, pavyzdžiui, išpizdavočiau kitą, jeigu čia kažką bytininkas, va, žiemą su pirštinėm eina. Pirštinės gal dar baika, veidą, va, bijau, va, tai jau iškart į plaukus, iškart duoda velę zykį. Ir va, jau dabar tokios ramybės nėra, tas biškiai išsidraskė. Kai nepatogu su tom pirštinėm. Nežinau, ar kažką aš ne taip darau, ar aš atseit jų bijau, bet nu nebijau, sako, kad bijai, tai tada jas jaučia. Nu arba tiesiog, kaip sako irgi, kad bitės gali laikyti geri žmonės. Tai vat matyti, čia pas man dar čia vieta šitą gali būti. Nes daugiau nežinau, kas čia jas supykdo. Nu bet kai kurios ir nebūna tokios, o kai kurios, nu taigi ašgi gražiai atrodo, neskubėdamas ten jau atidengiau ir iškart pykčiai. Suprantu, kokią vieną, kitą ten supyksta. Visai maisto. Šitą galima visai išimti. Nei kiek maisto nėra. Nu blogi reikalai, ne? O, čia biškai gal pasitraiškis taip. Bet gal jie tik susinešė, nežinau. Čia va kaip taip įlindau jau negražiai. Gelbanda. Nu negelkit, gėšių maistuką daviau. Žinau. Ko jie čia taip reaguoja rimtai į mane, nes žinau. Meška matyt, kad atrodo. Šitos nenufilmavau. Netyčiai pamiršau paspausti ir rašyti. Visai kandi nebuvo suvalgyta. Nu kaip suvalgyta? Tai turkiausiai dar susineša. Jie gal nesuvalgo iš kartiesiai šito, jasgi susitirpiana ir įsineša į savo koriukus. Tai gal viskas gerai ten. Gerai, uždedu dar. Tai kad man būtų ramu, nes iš tikrųjų net nebūčiau važiavęs. Bet pagalvojau, kad 2 savaitės praėjo, badu miršta čia visur. Ne pas mane vieną mačiau, ten yra didesnių problemų po žmonės. Dar gerai laiku atvažiavau. Aišku, vis tiek ir tos vienos gaila. Gerai, va čia nėra antro aukšto, bus nepatogiai šį čia dėti. Turbūt. Kaip čia? Nu va, sakykime, visiškai nėra. Šitą pastumam. Kažkur čia. Bet vat gelė ir gelė, aš nesuprantu. Pas jūs irgi taip? Oi, negražiai čia. Bet baisiai, ko jas tu piktos? Nu, žinokit, nesuprantu, kas yra. Ir jūs negali taip, aš nežinau, žiūriu laidas, visi eina ten plikom galvom ir nieko. Čia biškį pajudinu. Ir suprantu, kad, sakytų, tiesiog skraido. Negi, matau, kad geluonė. Nežinau, tikrai gal šitie aukštos įtampos laidai pikti, nu, bet tai ką jiem ten? Tai nepaeisgi gyvena, biškį toliau, ar ten. Va, kai viršui visas, Čia nėra, va tik tiek lykė, tiesiog neužlenda gal. Tai va vėl paklybinsiu, čia vėl bus. Ša.
Išvykusios visas, maistą duodu. Sniegas tai tikrai šūdinas, privarytas. Gerai, išsikakoja, pilvukui lengviau. Gerai tą vieną dieną, kad davė, čia gal dar kelias bus šilčiau, bet labai gerai, nes, jos ten po to laiko pilvukį kakų, jasgi žinot, nežinot, bet nekakoja. Visą laiką. Laiko kakutį savyje. Ir dabar jos išvarė čia, matau, ir visur apsikakoja biški yra. Žinokit, taip šilta, kad, kaip vasara, sakau, jau atrodytų, jau vos nemeduvės reikia dėti. Bet dar nereikia. Per 2 savaitės iš 1 kilogramą kandį jie pasiema, aš manau. Ne taip, kad suvalgo, reiktų konstantuoti, o manau, jie pasiėmė, kiek mačiau, ir viršų yra priužakiuota kandį. Tai jos tiesiog persinešė ir dabar turi maistą. Tai va daviau dar ir tikiuosi, kad šiemet nebenorėsiu daugiau duoti ir nebereikės aš jiem duoti jau. Ir pagalvojau, kam aš iš šitos pjaustau. Galėčiau išlupti ir visą dėti, bet kad tik tai va šitą kažkaip visai gerai, jinai tokia tvirta ir nebyra, nes būna tokios, visos ten įsileidžia, ten per korius nubėga. O šitą kandinai tokia tvirta, tai galima galbūt ir iškart išpjauti visą, po to nereiktų tų. Bet taip darau, pripratau jau, ranką atmuštą šitą vietoj. Tai belė kaip ačiū už praeitą video, belė kiek jūs sužiūrėjot. Rekordas iš tikrųjų, rekordas, to video buvo rekordas, tai ačiū ir nebereikalo, prašiau prenumeruoti ir prenumeravot, žodžiu, valia. O dabar ką, viskas. Viskas, bitės apsiskraidė, maisto turi, tikiuosi užteks šito maisto. Va, skraida žiemą, aplink sniegą po 0,5 metro bitės skraida. Gerai, išsišykusios bus geros bitės, viskas. Iki.